Sveiki, mano mėly avinai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Jūsų savaitė bus greita, darbinga. Gali būti, kad teks daug vairuoti arba kažkur važinėti. Taip pat ir kantrybės reikės su visais tais darbais, kuriuos nuveiksite šią savaitę, kadangi darbinga savaitė. Tai va, gali būti tokių situacijų, kur kantrybė išbandys jūsų. Gali būti, kad kažką planuosite, organizuosite, gal taupimo planą kažkokį sugalvosite arba planuosite atostogas į priekį. Va, tai va tokie dalykai, kažkokie organizaciniai. Nu pažiūrėsim, ką kortos dar jums turi pasakyti. Ką avinas turi žinoti šią savaitę. Dalgis. Gerai. Žiedai ir debesys. Debesys pirmiau nukrito, tai iš pirmi čia ir dedu. Tai dar kartą pakeliu. Dalgis, debesys ir žiedai. Tai šią savaitę kažkokius darbus pabaigsite, nuimsite derlių, kaip sakant, nupjausite su tuo dalgiu derlių. Pabaigsite darbus arba pasirašysit kažkokias sutartis, gali darbinės būt, gali nedarbinės, gal namuose. Jau prieš tai sakiau, kažkokius organizaciniais dalykais užsiimsite. Gali būti, kad kažkokių neaiškumų iškils, klausimų. Bet galiausiai pasiremiant partnerystę su savo partneriu ar šiaip kokiu draugu ar padėjėju jūsų gyvenimui, išspręsite viską. Gali būti ir šiaip romantiniai ryšiai, kad sustiprės. Praeitą savaitę labai romantiška buvo būrimas, bent jau avinai, kiek pamenu. Tai čia vėl atsikartoja, kad tas ryšys su jūsų partneriu bus stiprus ir padės jums visokius klausimus išspręsti. Va. Gerai, pažiūrėkim, ką taro kortos turi pasakyti, kokie čia darbai baigėsi, kokį rezultatą nuimam, kokie darbai baigėsi. Nors kokius darbus baigėt, gal ir patys žinot realiai. Tai paklauskim geriau, kokie klausimai čia iškils, kokie neaiškumai iškyla, dėl ko. Nu va, iškart. 4 penkiakampių ir karalius taurių. Tai neaiškumai gali būti susiję su resursų paskirstimu. Man ši korta visada yra resursų paskirstimas, nežinau kodėl taip. Nes čia toksai skupus truputį, skupumą rodo ta korta. Ir gali būti, kad jūs saugote savo energiją arba resursus, kitus, finansus ir galvojat, va 4 tik turiu ir dabar reikia kažkur padėti tuos 4. Va, ir tai nebūtinai yra skupumas, tai yra atsakinga elgsena su savo resursais, su savo finansais, sakykim. Va, ir jūs turbūt svarstysite apie tai, kaip sudėlioti viską. Ypač jeigu atostogas planuojate, tai tuo labiau. Va. Ir karalius taurių rodo, kad jūs turite tą balansą, gebate savo tuos finansus tvarkyti, balansuoti tarp savo įgeidžių ir realybės, žinote ribas, tarp galvos ir širdies turite balansą. Man šitas korta visada apie vidinį balansą primena. Dar pažiūrėsiu, kokių įžvalgų turim. Kurgi mūsų tos taurės. Nu va, karalius taurių. Išmintingas, diplomatiškas, balansuoja gerai, kaip ir minėjau, atsidavęs ir geras patarėjas. Primena, kad išlaikytumėte balansą tarp
esant kažkokiam konfliktui, jeigu jisai atsirastų. Ir būtinai išgyvenkite visas emocijas, kokios tik tai kyla, ar tai geros, ar tai liūdnos emocijos. Dažnai tas emocijas mes užgniaužiam, kad mūsų jos neįveiktų, bet šį kartą ragina išgyventi jos. Tai tie debesys gali būti, kad jie truputį mūsų emocinę savijautą truputį sujudins, gali ir tai būti. Sakykime, užbaigiam darbus, nuimam viską ir tada grįžtam į realybę tą savo ir apie save pagalvojam ir truputį užgula emocijos. Va. Arba galvojam, ką su tuo, ką nupjovėme daryti, va, kaip šitas penkiakampiai šitie. Va. Ir gali emocijų daug kilti dėl to. Bet jūs, kaip šitas karalius, jūs puikiai susitvarkysite su viskuo. Tiek su tais finansais savo, tiek su planais visais, tiek su emocijom. Gerai, ką žiedas mums dar prezentuoja. Sakyčiau, koks savaitės rezultatas. Pakaruoklis. Oi, aukštinkojam. Pakaruoklis. Gali tekti truputį pakeisti perspektyvą, pasižiūrėti iš kitos pusės į situacijas, ypač jeigu kažkoks konfliktas iškiltų, tai jau čia mūsų karalius sakė, kad jisai moka konfliktinėse situacijose išlaikyti balansą. Tai turbūt ir tas pakaruoklis mums tą patį ragina išlaikyti balansą. Dar pažiūrėsiu. Prie žiedų įdomu, ką čia turės. Laukimas gali būti, kažko reiks palaukti arba ieškoti krypties, išmokti kažkokią pamoką. Gali būti, kad einate per pereinamąjį laikotarpį kažkokį, esate tarp seno ir naujo šiuo metu. Širdies. Neskubinkite santykių ir nekelkite spaudimo. Gali tekti aukotis dėl meilės kažką. Šiaip bendrai paėmus, tai šitą kartą, kad pasiektumėte sėkmę, ragina palaukti tinkamos akimirkos. Va. Gerai, pasiklausim toliau tada kortų, o su orakulais. Dabar pradėjom apie meilę kalbėti, apie šitas tinkamus sprendimus, ane? Kokių čia sprendimų reikia laukti? Tai žiedai nebūtinai meilė, gali būti tiesiog kažkoks dabar... Jie kaip ir išsprendžia mūsų užduotis visas, kaip ir mes savo vietoje jau esam, bet pakaruoklis ragina truputį prisistabdyti ir palaukti. Palaukti, tinkamas galimybės. Čia taip tiesiai ant pakaruoklio nukrito kompasas. Prarastas kompasas, grįžtam prie savo vertybių. Tai turbūt nepadės atgal šitos kortos. Jie ragina tą perspektyvą pakeitus į savo vertybės pasižiūrėti, pervertinti viską iš naujo, kas mums svarbu ir kas yra prioritetas iš tikrųjų gyvenime. Gerai. Norėjau paklausti, kas su tais trikdžiais, debesimtais, tai atneša mums galimybės. Tai turbūt ir tas laukimas, kaip sakė pakaruoklis, truputį palaukti, tai su tuo palaukimu, grįžimu prie savo vertybių, mes gausime galimybių naujų. Galimybių korta.
truputį, nors ir Pakaroklis tą patį sakė, kad kad sulauktumėm galimybių kažkokių, reikia truputį išlaukti. Tai va. Ir belaukiant grįžti prie savo vertybių. Tikrai galimybės jau 2 kartus iškrito, tai kažkokių galimybių sulauksite naujų. Ar tai romantiniuose santykiuose kažką pakeisti ar pajudinti, jau mes praeitą savaitę apie tai kalbėjom, ar tai apskritai gyvenime. Va. Gerai. Gerai, ką dar reikia žinoti Avinui? Beribės galimybės, dangus limitas. Tai va tos galimybės, kurias čia sulauksim. Beribės. Tik reikia išlaukti. Ir atsivers beribės galimybės. Labai faina. Gerai. Paklauskim kitų dar kortų. Gerai. Kaip elgtis susidūrus su tais trukdžiais? Ne, dar maišau. Kaip elgtis susidūrus su trukdžiais? Kažkokiais nesklandumais ar klausimais. Girdžiu, remkitės savo partneriu. Pažiūrėkim. Seserystė rožės. Grožis ir atsidavimas, šventikė, mistikas, mokytojas. Nu va, seserystė, turbūt ir savo draugais, savo ratu artimųjų kliaukitės. Būkite atsidavę. Klausiau, ką daryti susidūrus su tais sunkumais. Išlikite atsidavę savo tam darbui, savo širdžiai ištikimi būkite. Gali būti, kad net ragina kortą jums ieškoti mokytojo, jeigu su kažkokiais sunkumais susidurėt. Gal tie sunkumai neišeina vienam įveikti, o tos seserystės reikia pagalbos iš kitų ir galbūt reikia mokytojo, mistiko, kad padėtų važiuoti į priekį. Nu, patikslinkit, prašau. Seserystė rožės. Čia labai daug krito kortų, bet dar kartą iškrito šventikė. Nes ir čia šventikė parašyta pačioj. Šventikė. Kaip jūs esate kviečiamas lyderiauti? Tai turbūt ir kviečia, kaip ta šventikė, tapti lyderiu pačiu savo gyvenimą į rankas paimti. Čia alergija. Saulė pradėjo šviesti ir prasideda alergijos. Žodžiu, kaip jūs esate, kaip kviečiami esate lyderiauti. Neklausė, ar esate kviečiami, klausė, kaip esate kviečiami. Tai peržiūrėkite savo vertybės, galite suprasti, koks lyderis esate iš tikrųjų. Ar kartu su savo žmonėm dirbate, ar vietoj jų. Būna ir taip, kad norime viską už kitus padaryti. Va. O čia kortos ragina pasikliauti savo komandą. Man net iš tų kortų panašu, kad ta šventikė, nes 2 kartus pasirodė, jūs patys esate raginami būti. Mokyti kitus įkvėpimo,
Ir tada įkvėpę kitus, gaunate įkvėpimą atgal. Exposed. Pažeidžiamas. Kas dėl to? Varnos čia skraido šiandien pas mane. Smalsumas. Tai pabūkite smalsus. Tas smalsumas iš tikrųjų, dabar pasižiūrėkit, ta varna irgi yra pažeidžiamoje vietoje. Viena atviroje erdvėje. Ir čia va, prieš tą vanagą. Truputį pažeidžiami pabūkit, tai gali būti, kad ta lyderystė, kuriai kviečiamas esate, ragino jūs truputį suminkštėti, truputį atleisti vadžias ir truputį pabūti pažeidžiamo ir smalsiu. Dabar įdomu, kur tas smalsumas veda. Turbūt į galimybės, kurios atsivers, bet įdomu pasiklauskim kortų. Kodėl reikia smalsiu būti? Kuo čia tas atsiverimas padės mums? Teisingai exposed ir atsiverimas gali reikšti, gal jums reikia su partneriu pasikalbėti, atsiverti truputį, pabūti atviru ir pabūti smalsiu apie vienas kitą iš naujo. Pažiūrėkim, kur dar smalsumas tas veda. Kur smalsumas veda. Ne. Ne. Va taip. Paleisti. Ne, resilience, atsparumas. Jūs tampate, kai būnate smalsus, save truputį į nepatogią padėtį pastatot ir tampate atsparus. Tada bet kokia nepatogi padėtis jums nebėra tokia baisi. Va, tai dėl to ir ragina būti smalsiu, kad įgautumėte patirties. Čia, kur tą ant nugaros nešam patirtį. Tada, bet ir iš tikrųjų, sakykim, jaunam žmogui turbūt gali būti sunku nueiti į kažkokią viešą įstaigą, kažko paprašyti ar paskambinti kažkur, bet kuo dažniau tą darai, kuo daugiau save, kaip pasakyti, atveri tai situacijai, tuo atsparesni daromės ir 5-9 kartą einant jau nebėra baisu, mes esam jau atsparus. Va, tai truputį tas smalsumas čia ir įsipaišo tuo klausimu. Kam dar galime tapti atsparus? Paklauskim. Kas dėl smalsumo, nes aš nelabai suprantu kol kas. Selkis. Išlyskite iš slėptuvės. Priimkite save tokį, koks esate. Ir Avalono sala. Sveikimas, grįžimas į pilnatvę, transformacija. Dabar kuo tas smalsumas čia? Man atrodo, kortos ragina pabūti smalsiu apie save ir apie savo tą atsparumą, kas mus padarė atspariu. Čia va, kai iškrito šitą kortą. Pasmalsauti, truputį reflektuoti, gal geriau pasakysiu. Ir išlysti iš slėptuvės, dėl to ir galvoju, kad apie save. Ir priimti save tokį, kokie esame. Tai kaip ir sakiau, pabūti smalsiu apie save ir savo galimybių ribas pamatuoti. Kartais jos į ekstremą nuveda, bet šiuo atveju
nuveda į sveikimą, į grįžimą į pilnatvę. Gali būti, kad mes dalį savęs slepiam. Ir čia grįžimas į pilnatvę. Man atrodo, mes jau turėjom šitą kortą jum kažkada. Tai dėl to reikia priimti save tokį, koks esate, toks, koks esate, toks esate pilnatvėje. Va. Ir dėl to tas smalsumas čia figūruoja. Gali būti, kad sveikimo toj kelioniai mes dar ne viską žinom apie save. Pasmalsauti apie save. Gerai, paklausim šitų kortų. Kuo tas smalsumas apie save svarbus? Lėtėjimas. Šaltinis. Ir branda. Na tai išties panašu, kad mes subręstam, tampame pilni, ta pilnatvė vėl. Ir iš to prie to šaltinio prieiname, kur esame mes pilni, kaip tas ratas pilnas, ane? Net man labai sunku žodžiais išreikšti, ką aš turiu pasakyti. Kažkaip dabar lėtėjimas tas, tai truputį ragina sulėtėti ir reflektuoti apie save, truputį pagalvoti, prisiminti save. Ir tai nuveda į sielos brandą, nes šaltinis šalia man primena ir čia apskritimai primena sielos brandą. Kai grįžtam į pilnatvę, visi pasveikę, priimam save tokį, kokie esame. Va, kažkaip nesidėlioja žodžiai. Sielos branda. Turime būti smalsus apie save, truputį prisilėtinti tam, kad brandintumėm savo sielą. Truputį kaip ten ir sakė, išlysti iš slėptuvės, tai savo turbūt ir šešėlį ir visas kitas savybės, su kuriom mes patys dar nesam susipažinę, supažindinti su savim. Va. Ir apie šaltinį, man įdomu, kas apie šaltinį. Čia vandens paklauskim. Šaltinis. Gilus nerimas į jūrą. Mistiko kelias, mokytis patiriant gilumos. Tai tas šaltinis yra su mistiko keliu susijęs. Man asmeniškai šaltinis tai simbolizuoja tą šaltinį, iš kurio mes imame informaciją, pasąmonė mūsų ima informaciją. Šaltinis Dievą primena iš tikrųjų. Ir mistiko kelias primena, kad mes galime prisijungti prie šito šaltinio ir gauti informacijos, kurios šiaip nepasiekiame. Va. Ir per sielos brandą mes tą šaltinį galim pasiekti. Va. Patirdami, gaudami išminties, o išmintis gaunama per patirtį. Va. Gaunam išminties per patirtį. Ir tai brandinam savo sielą. Nu, čia labai giliai nuėjo gilus labai. Gerai, paklauskim protėvių dar patarimo. Mūsų sielos kelyje, kokį patarimą duostumėt. Žvaigždžių protėvis. Sekite savo sielos balsą. Ir vėl apie žvaigždės, kaip čia, žiūrėtojas į žvaigždės.
kreipkite savo žvilgsnį aukštyn. Apie žvaigždės du protėviai. Žvaigždės primena ir svajones. Apie savo svajones mes jau kalbėjom, kad nereikia jų užgožti ir palikti kažkur, visada nešti su savim. Ir dar kartą žvaigždės. Žvaigždės, dangus limitas mūsų. Va. Tai va, sekite savo sielos balsą. Žvelkite aukštyn. Čia daug labai ir nepasakysiu. Tiesiog klausykite savo vidinio balso, savo širdies, savo išminties vidinės. Ir viskas bus gerai. Na va, tai tokia savaitė. Nupjausite savo darbo rezultatus. Gali būti, kad apie kažkokius resurso dalyjimus galvosite, gal kažką planuosite. Dėl to iškils klausimai, bet viskas išaiškės, pasikliaukite savo partnerį pagalbą, jeigu neišeina patiems, ir galiausiai atsivers didelės galimybės jums, beribės galimybės atsivers. Tik šią savaitę truputį gali būti toks žmoniški reikalai, planavimas, resursai, visa kita. Ir paskui labai daug apie dvasinį tobulėjimą kalbėjome, kad priimtumėm save tokį, koks esame, kad auginame sielą savo, truputį sulėtėti reikia, kad tą savo brandą priimtumėm, va, išlysti save, priimti save ir išlysti iš tos olos, kurioje slepiasi mūsų nepriimtos dalys. Va. Ir klausyti savo sielą šauksmo. Na va, tai tokia šią savaitę žinutė, lauksiu jūsų kitą kartą. Iki.